Pabandykim sukurti kelis stilius iš šitų esančių čia užduočių. Pavyzdžiui, antrą pabandykim sukurti. Ir antrą stilių kursim ne pagal taip, kad čia parašom tekstą ir taip toliau, o tiesiog žiūrim į reikalavimus ir kuriam naują stilių. Ir dabar sakau, kad aš noriu naują stilių. Stilius bus 2 ir iškart į modifikaciją. Taip, stilius 2 vadinasi, jis bus pastraipų ir teksto stilius, tai yra simbolių stilius. Pradėsim kurti ant normal stiliaus, tai yra ant paprasto teksto, tokio kokio rašo paprastai. Aišku, jį galima kurti ir kažkaip ant kitų stilių, jeigu jie artimi mūsų kuriamam, bet jeigu mes nežinom, kokie ten formatavimai, tai geriau pradėti nuo paprasto nulio. Toliau reikia apspręsti, koks stilius eis, kai paspausim Enter klavišą po mūsų stiliaus 2, koks stilius atsiras. Ar jis naują pastraipą paveldės tą stilių ar ne. Šiaip čia yra kaip ir antraštės stilius, tada mes pasiimkim, kad tai bus normal stilius. Dabar žiūrim, ko mums čia reikia. Turi būti Arial 14 dydis, pajuodinta, išretinta ir sucentruota. Pastraipa atitraukta iš kairės ir dešinės po 3, užpilta geltona. Todėl šičia pasiemam, kad bus Arial šriftas 14 dydis, toliau pajuodinta, išretinta, einam į format ir font. Čia pasiemam, kad bus tiek. Ir čia reikia parašyti, kad būtų 3. Gerai. Toliau turi būti sucentruota. Centras gali būti ir šičia centras. Toliau pastraipa atitraukta iš kairės ir dešinės. Tada reikia eiti į paragraf. Ir čia bus 3 ir čia bus 3 cm, po pastraipą 8, apie tai nekalbama, bet padarykim 0, čia kad bus, sakykim, single gali būti 1 ir viskas, ok. Toliau pastraipa užpilta geltona spalva, turi būti borders ir shading, kokią nors geltoną pasiemam. Ok, visa pastraipa užpilta, viskas tvarkoj, ir spaudžiam ok ir turim tokį, stilių sukūrę. Enter paspausiu, vėl normalus šriftas, Enter vėl kažką, galiu paspausti šičia. Jeigu mes norim dažnai turėti, tada reikėtų jį dar kartą modifikuoti ir sakyti, kad būtų ir naujam dokumente. Šiuo atveju palikim tik šitam, arba tiesiog uždėti, kad ir naujam bus, ir turim tokį. Dabar pabandykim antrą stilių, stilių 3, geriau 4 stilių, toks kaip meniu turėtų būti, kai rašoma yra, su tabuliatorium ir taip toliau yra. Aš galiu padaryti, tokį paprastą, sakykime, meniu būtų arbata ir dabar turėtų būti kažkoks tai tabs topas, tabs ir kiek čia prašo, meniu Times New Roman 12 dydis, tabs top 12, left su leader ir sakau set, sakau ok, spaudžiu tab, ir galiu rašyti čia koks nors 1 litas. Dar būtų gerai, kad visas šitas dalykas būtų taip, kaip prašoma, Times New Roman šriftu ir 12 dydžiu. Tokį pasižymėjom, sakom, kad dabar kuriam naują stilių, tai bus stilius. Taip, 4 ir
ketvirtas stilius, galim modifikuoti, kad eitų ir naują dokumentą, sakom, ok, turim tokį stilių ketvirtą ir dabar, jeigu Enter spaudžiu, rašau kažką, Tab spaudžiu, vėl yra. Yra todėl, kad šitam stiliui, reiškia, kad po šito stiliaus ketvirto vėl po Tab eina vėl ketvirtas stilius. Reiškia, todėl ir vėl turim. Na ir va, turim kažkokius stilius, jeigu reikia, mes galim, reiškia, kažką parašym, pritaikom šitą, sakykime, stilių ir dabar toliau rašom jau šituo stiliumi, mums nebereikia nustatinėti ir panašiai.